Plaukai kokie pasišiaušia. Ką tu. Galima važiuoti? Dėkui. Jeigu ne Kastytis, tai aš čia šiandien tikrai nebūčiau. Čia tikriausiai ir pabaigsim. Čia miegot bus galima. Organizuojamas pirmą kartą, tikėkimės ne paskutinį. Manau, kad tai istorinis įvykis mūsų brevet istorijoje. Gal jisai bus toksai masinis ir toks didelis kaip ir kitose šalyse, tikėkimės. Labas, Erika. Labas! O! Sėkmės! Ciao! Ciao! Linkėjimai piliečiams gyvenantiems Trakuose. Paliekam Trakus. Pirma diena. Šiandien mano tikslas pasiekti Druskininkus arba Veisiejus. High five! Na, Kastyti? Ahoj! Ahoj! Bet įdomus orelis. Tai lyjo, tai saulė šviečia. Kaip Balkanuose. Seniai labai nemyliau Lietuvoje. Dėl to brevet ir dalyvauju, nes noriu apminti aplink Lietuvą. Pasienio ruožas greitai į tualetą. Brevete daugelis važiuoja grupelėmis, nes taisyklė viena, kad tai sekti maršrutą reikia. Sveiki! Galima važiuoti? Kaip? Dieveniškės. Apsisukam ir dabar link Druskininkų. Gal šiandien pasieksim Veisiejus, gal ne. Oras nei šalta, nei labai karšta. Oi. Lyja, nelyja. Tik dabar suprantu, kad brevete esu po 120 km. Minsiu iki vėlumo šiandien. Varėnoje, manau, sustosiu. Va čia esu užsidėjus stateles. Neturiu nieko telefonui, kuo apdengti. Dviratis atrodo taip. Rūbai, jų nėra daug. Vanduo, buteliukas, nes neturiu daugiau gertuvių. Visokie snaksai čia ir technika kaip visada į centrą eina. Lemputė, garminas, antras telefonas, naujos padangos. Neblogai. Tai šiandien minsim apie 250-300. Nebuvo didelio pasirašymo brevetui. Čia pasirodo kišenė šlapi. Jau viskas, šitas laidas jau išmetimai. Einu atsisėsiu, nes šiandien dar net trumpos pertraukos nedariau, važiavau ne savo greičiu, kol kas važiuoju per greitai. Reikia sugrįžti į ritmą, apsiprasti. Išgeriam kavą, važiuosim po to į degalinę, manau Varėnoje arba Druskininkuose, pavalgysim
Ir už Druskininkų tarp Veisiejų ieškosim nakvynę šiandien. Lauke. Vėl lietus užpuolė. Čia, dėkui labai. Ką tu vargšas ant gatvės darai? Eik nuo gatvės! Taigi nutrenk! Dar šiandien reikia tikrai 50 minimum minutą, jau 9. Pavyko, čia grinai aš. Pavyko gauti, net 2 laidus paėmiau. Čia rodo lietų visas dienas, tai blogiau nebus. Skirtingus paėmiau, vienas 5 eurai, kitas 3 eurai sumuštinėlių. Šiek tiek pasiskubinčiau. Nėra balanso, rytoj aš tikiuosi tą balansą atrasti. Kojom šilta, prisisotinau 200 km varėną. Lekiam į Druskininkus. Beveik 10. Po 12 jau Druskininkuose. Ir vėl mes susitikom po šiek tiek metų. Išvažiuoju. Aš judėsiu už 10 minučių. Baigsiu dar kavą. Pirmą nakties. Minam toliau. Miegot nenoriu. Važiuojam link Veisiejų. Naktinis gyvenimas Druskininkų. Dar jaunimėlis nemiega. Vejamės Lino su Andrium. Jie mins iki Lazdijų matomai. Ten yra nakvynė, kurią perleido kiti, kurie šiandien net ten numynė. Jie pasieks tą tikslą. Jeigu aš numinsiu iki Lazdijų, tai dar spėsiu ir išsiprausti 2 valandas numigti lovai. Nereikės lauke būti. Išvažiuoju iš Druskininkų. Čia buvo punktas. Pirmasis. Degalinė. Bet aš tik šiukšlės išmesiu. Turiu... Opa. Važiuojam toliau. O, vaikeli, koks grindinys. Oi. 3 ryto esu Kapčiamiestyje. Ir važiuojam iki Veisiejų 13 km ir iki Lazdijų. Aš jau prie pat. Andrius rašo, kad jie jau su Linu kambary. Žodžiu, durys atrakintos. Atsidarysi. Kambarys 4.